Sveiki, mano brangus šauliai, tai yra prognozė jums taro kortomis birželio mėnesiui. Ir šį kartą šiek tiek naujoviškai darysiu prognozę, todėl iškart prašau jūsų pakomentuoti, koks būdas jums labiau patinka, ar tas senas, kai aš apžvelgdavau tik tai santykius, darbą ir sveikatą, ar dabar šitas naujas, kur aš apžvelgsiu žymiai daugiau sričių, bet trauksiu tik po vieną kortą. Parašykite ir tada spręsime, ar likti prie seno būdo, ar daryti naujoviškų. Na kągi, pradedam. Šauliai, kas laukia jūsų birželio mėnesį? Šauliai, kas laukia birželio mėnesį? Šeima ir namai, santykiai, darbas, finansai, sveikata, emocinė būklė, grėsmės, kortų patarimas. Taip, šeima ir namai. Korta 8 lazdos. Korta labai pozityvių pokyčių. Korta tuomet, kai gali tekti priimti sprendimą greit besikeičiančiose aplinkybėse. Tai gali būti, kad galbūt reikės spręsti kažką tai labai greitai. Taipogi tai šita korta kartais būna korta kažkokių tai naujienų ir žinių. Tai gali ateiti naujienos, galbūt iš artimųjų rato, iš giminių rato, kažkokios žinios, skambutis, žinutė su tam tikrom naujienom. Šiaip pozityvi korta neturėtų galbūt blogų naujienų, galbūt kažkas tai gal ten ženėsi, gal kažkas pastojo. Turėtų būti šiaip neblogos naujienos pagal šitą kortą, bet žinoma gali būti visaip. Ir situacija jūsų šeimoje gali greitai vystytis. Jeigu buvo kažkokia tai problema, tai jinai bus greitai išspręsta, bus rastas sprendimas. Taip, sekantis rytis yra santykiai. Čia eina korta 7 pentakliai. Pagal šitą kortą jūs galite būti nepatenkinti tuo rezultatu, kuris yra dabar. Ta prasme, lūkestis yra vienas, o rezultatas, kuriuo jūs tikitės, dar neateis birželio mėnesį. Tai yra korta kantrybės, kai reikės dar apsišarvuoti kantrybę ir dar kurį laiką dėti pastangas į tai, kad jūs gautumėte tą norimą rezultatą. Dar palaukite, mano brangieji, neskubėkite su išvadom, nedarykite skubotų išvadų, nenusivilkite, o dar duokite laiko tam santykiui pribręsti ir dar pabandykite įdėti pastangų, kad gauti tai, ko jūs norite iš jūsų santykių. Sekantis rytis yra darbas. 9 kardai, korta liūdesio, korta frustracijos, korta kažkokių problemų, nerimo, įtampos. Tai mėnuo darbe, mano brangūs šauliai, bus įtemptas. Bus su kažkokiais tai nemalonumais, kai reikės, gali būti, kad reikės labai daug kažko tai spręsti, kažkokių kliučių, ar bus tokia būsena, nemiga, įtampa, frustracija, nepasitenkinimas darbe. Žinoma, aš primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, kuri jau bus tiksli ir jums pritaikyta, rašykite man asmeninę žinutę, kaina 14 eurų. Sekantis rytis yra finansai. Finansai šį kartą jums nelabai, žinokite, seksis nelabai, eina korta bokštas. Bokštas tai yra korta griūties, bokštas tai yra korta žlugimo, bokštas tai yra korta nepateisintų lūkesčių, nusivylimų ir kažkokių praradimų ir nuostolių. Tai galite vis dėlto susidurti su praradimu, finansiniu praradimu, su kažkokiais tai netikėtais nuostoliais arba dideliom išlaidom dėl kažkokių aplinkybių.
Taip, sekantis sritis yra sveikata. Čia iškrenta korta teisingumas. Pagal kortą teisingumas kartais būna kažkokios operacijos. Arba planinės, arba neplaninės. Gali būti ir planinė operacija, kai numatyta, stovite eilėje, pavyzdžiui, ten kažką tai pakeisti, kokį ten sąnarį, kelio ar dar kažko. O gali būti netikėta operacija, tiesiog ten apendicitas susuko ir išvežė į ligoninę ar kažkas tai tokio. Tai, tokia korta pavojinga, gali būti visaip, Taip, sekantis sritis yra emocinė būklė. Ateina korta 4 pentakliai. Korta šiaip stabilumo, korta to, kai jūs bandysite sulaikyti visas emocijas savyje. Tai yra korta užsidarimo, kai žmogus visas emocijas bando savyje sulaikyti ir nedemonstruoja, viską kaupia savyje. Tai žinokite, šauliai, kad kažkas tai gali jums, atsiprašau, tai žiūrėkite, mano brangiai, gali būti tie padariniai, to, kai jūs bandot sulaikyti emocijas visas savo viduje, paskui jums labai nekokie. Nes kai bandome sulaikyti visas emocijas ir visada išlikti tokiais santūriais, nieko neleisti savo jausti, tai paskui tas visas atsiliepia mūsų sveikatai. Tai turėkite tai omenyje, kad vis dėlto geriau būtų kartais kažkaip tai saikingai ir tas emocijas pademonstruoti, arba išsakyti, o ne viską laikyti savyje. Sekantis sritis yra grėsmės. Kardupažas iškrenta. Kardupažas tai gali būti smulkus ginčai, konfliktai, pretenzijos, priekaištai, toks aštraliežuvavimas. Tai čia neypatingai kokios grėsmės, ta prasme, kad galite susidurti, kad birželio mėnesį reikės galbūt atlaikyti kažkokią kritiką, galbūt pretenzijas ir priekaištus iš artimųjų. Ir paskutinės sritis – kortų patarimas. Iškrenta korta žinė. Žinė tai yra korta tokių sakralinių žinių arba mokslų. Tai šita korta rekomenduoja jums, pavyzdžiui, galbūt užsiimti kažkokią tai ezoterinę sritim, galbūt pagilinti savo kažkokias turimas žinias, o galbūt eiti mokytis kažko tai visiškai naujo. Priklausomai nuo jūsų pomėgių. Kas nors galbūt domisi ezoterika, astrologija, tarologija ir taip toliau, visokiom ezoteriniam kryptim. Tai galbūt apsimoka paimti kursą ir galbūt reikia pasigilinti ir užbaigti ir kažką tai, tas savo žinias pagilinti, ne tik tai domėtis ten knygom ar kažkokiais nemokamais podcastais. Galbūt, jeigu norite ten psichologinių žinių ar bet kokių kitų, tai irgi galbūt reikėtų jums birželio mėnesį būtent nukreipti savo energiją į tą kažkokiu tai žinių įsisavinimą, naujų žinių įsigijimą ir naujų žinių praplėtimą savo žinių. Pasimokyti, galbūt kažkur tai kažkokius tai kursus nupirkti, online ar dar kitokius, ar ne online, kas kaip pageidauja. Toks yra jums kortų patarimas, mano brangus šauliai. Kas norėtų prognozės asmeninės, rašykite, kas norėtų metinių prognozių ir visų kitų, galite čia rasti mano puslapyje Būrimas Taro kortomis LT, panagrinėkite, ten yra įvairių dėlionių. Sėkmingo jums ir spalvingo mėnesio, mano brangūs šauliukai.